Benai, mums reikia rekomendacijų iš tikro kėdainiečio. Ką siūlytum nuveikti Kėdainiuose? Atvykti į mūsų vizitinę kortelę, turbūt ant ko mes ir laikomės kaip turistinis miestas, tai be abejo senamiestis, ir pabandyti jį atrasti ne per 5 minutės, kaip galbūt kartais atrodytų, bet pabandyti panarstyti jį gatvelėmis, bromais, skersgatviais, aplankyti evangelikų reformatų bažnyčios Radvilų sarkofagus. Labai kviesčiau patirti įspūdingą jausmą nuvykus arba bent pro langą pasižiūrėjus mūsų Šviesiosios gimnazijos kiemelį, istorinį kiemelį. Kėdainiai nuo seno yra multikultūriškas, tolerantiškas miestas. Kiekvienas atras tai, ko nori, ką mėgsta. Kas labiausiai motyvuoja jūs ir visą komandą? Procesas motyvuoja nuolatos įjungtos smegenis daryti kažką netikėto. Nes kultūros sostinė, mano galva, yra ne tik tai apie tai, kas yra sugulę programoje, bet ir apie tam tikrus netikėtumus, parodyti, kad mieste yra labai kūrybiškų žmonių, kurie gali bet kada sukurti kažkokį performance, flashmobą ir taip toliau.